Sniego karalienė. Dideliame mieste, kur namų ir žmonių buvo tiek daug, kad toli gražu ne kiekvienas galėjo turėti mažytį sodelį ar net menkutę gėlių lysvelę, ir miestelėnai paprastai tenkinosi kambarinėmis gėlėmis. Gyveno du neturtingi vaikai – Kajus ir Gerda. Jie nebuvo giminaičiai, bet mylėjo vienas kitą kaip brolis ir sesuo. Jų tėvai gyveno gretimų namų mansardose. Vaikai turėjo nedidelį, gražų gėlinėlį. Abiejų namų stogų šlaitai buvo taip arti vienas kito, kad beveik lietėsi vienas su kitu. Ties šlaito kraštais, kaip tik po abiejų mansardų langais, buvo pritaisyti tvirti mediniai stoglaiviai. Jais galėjai nueiti prie kaiminystės mansardos langelio. Abiejų vaikų tėvai turėjo po medinę dėžę, kurioje augo didžiuliai rožių krūmeliai su nuostabiais rausvais žiedais. Dėžę su rožėmis tėvai sumanė įdėti į stoglaivius, todėl atrodė, kad abi mansardos jungia nuostabus, gražus gyvų gėlių sodas. Vaikai mėgdavo kartu žaisti po žydinčiais rožių krūmais. Vasaros dienos bėgo linksmai ir nerūpestingai. Žiemą, kai rožės būdavo įnešamos į kambarį ir langus aptraukdavo šerkšnas, viskas pasikeisdavo. Vaikai ant krosnies įkaitindavo varinės monetas, prispausdavo jas prie apledėjusio stiklo, kur akimirksniu atitirpdavo mažyčiai skrutuliukai ir dvi šelmiškos akytės, viena Kajus, kita Gerdos, pažvelgdavo vienas į kitą. Vasarą vaikai galėdavo susitikinėti net neišeidami į gatvę, o žiemą reikėdavo aukštais ir nuobodžiais laiptais lipti žemyn, paskui lygiai tokiais pat laiptais lipti aukštyn. Tai neteikė didelio džiaugsmo, ypač kai lauke būdavo šalta ir pustydavo. Tai spiečiasi baltos sniego bitutės, sakydavo apie pūgą senelė. Ar jos turi valdovę? Kartą paklausė Kajus. Turi, atsakė senelė. Vidurnaktį ji dažnai skrajoja miesto gatvėmis, dirsčioja pro langus, tuomet jie pražysta ledo gėlėmis. Ar sniego karalienė neįsiveš pas mus? Paklausė Gerda. Tegul tik pabando, atsiliepė Kajus. Pasodinsiu ją ant šiltos krosnės ir ji iškart ištirps. Ta vakarą Kajus grįžo namo ir jau ruošėsi eiti miegoti, bet dar pasilipo ant kėdės prie lango, papūtė į apšerkšnėjusį stiklą, ištirpdė ledo gėlytes ir pažvelgė į lauką. Ten jis pamatė keistą moterį, apsisiautusią puošnia balta skraiste ir nepaprastai gražią. Ji visa akinamai tviskėjo, lyg būtų iš skaidraus it krikštolas ledo. O moters akys spindėjo kaip žvaigždės, tačiau žvilgsnis buvo šaltas ir stingdė. Ji mostelėjo berniukui ranka, tarytum kviesdama jį išeiti į lauką. Kajus išsigandęs nušoko nuo kėdės. Išaušo giedras ir ramus žiemos rytas. Spaudė šaltukas, kad net tvoros piškėjo. Miesto aikštė buvo pilnutėlė žmonių. Vieni čiuožė pačiūžomis, kiti važinėjosi rogutėmis, linksmybės virtė vyrė. Pačiame jų įkarštyje aikštėje pasirodė didžiulės rogės, traukiamas balto gražaus eiklaus žirgo. Kajus tučtuojau prikabino savo rogutės prie jų, tikėdamasis linksmai pasivažinėti. Didžiosios rogės greitai pralėkė aikštę ir pasuko į nuošalų skersgatvį. Išsigandęs Kajus keliskart bandė atkabinti rogutes, bet jos tarsi priaugo prie didžiųjų rogių. Berniukas ėmė šauktis pagalbos, blaškytis, bet niekas jo neišgirdo. Rogės lėkė kaip viesulas, miestas liko kažkur toli už nugaros. Aplinkui bolavo snieguoti miškai ir laukai. Galų gale paslaptingosios rogės sustojo ir iš jų išlipo balta kaip sniegas, spindinti kaip ledas moteris, ta pati, kurią Kajus buvo matęs pro langą. Tai buvo sniego karalienė. Šauniai pasivažinėjome, pasakė ji ir stipriai pabučiavo berniuką. Nuo šalto bučinio Kajaus širdis pavirto į ledo gabalėlį.
o jis pats tapo bejausmis ir abejingas, pamiršo visus namiškius, senelį ir net Gerdą. Tačiau mergaitė nepamiršo savo mažojo draugo, niekas nežinojo, kur dingo Kajus, ir visi šeiminiškiai labai liūdėjo. Vargšė Gerda tako nematė per ašaras. Kai atėjo pavasaris ir saulutė ėmė dosniai žerti šiltus spindulėlius, Gerda nutarė surasti Kajų. Ankstų rytą, vos prašvitus, Gerda atsikėlė, apsivilko naujai švariais drabužėliais, apsiavė raudonais bateliais, pabučiavo miegančią senelę ir vienutėlį iškeliavo už miesto, kur ramiai tekėjo plati upė. Sėdo į valtelį ir leidosi plaukti pasroviui. Valtis nunešė ją prie trobelės, kurioje gyveno vieniša senučiukė, žolininkė ir žiniuonė. Ak, vargšė mergytė, tarė senutė. Nagi, eikš, papasakok man, kas tu tokia ir kaip čia atsidūrei. Senutė labai norėjo, kad Gerda pasiliktų, taptų jos pagalbininkė ir padėtų prižiūrėti nuostabų rožyną, kuris augo kiemelyje, bet išgirdusi liūdną istoriją apie dingusį berniuką sutiko, kad mergaitė privalo keliauti toliau, įdavė Gerdai ryšulėlį su valgiu ir palydėjo iki vartelių. Beklajodama Gerda sutiko kalbantį varną ir jo nuotaką. Mergaitė papasakojo nepaprastiems paukščiams, kad keliauja ieškodama dingusio Kajaus. Netoliese yra nuostabūs rūmai, sukranksėjo varnas. Juose gyvena jaunavedžių pora, princas ir princesė. Iš tavo pasakojimo atrodo, kad princas labai panašus į berniuką, apie kurį papasakojai ir kurio ieškai. Keliauk ten. Paukščiai padėjo Gerdai patekti į rūmus. Gerda širdelė daužėsi iš džiaugsmo ir jaudulio, nejaugi ji tuoj pamatys pražuvėlį Kajų. Deja, tai nebuvo Kajus. Princas ir princesė maloniai priėmė Gerdą, o išklausę jos pasakojimą susigraudino. Jie mergaitę skaniai pavalgydino, apvilko puošnę suknelę, padovanojo kailinukus ir šiltą movą, apavė gražiais aulinukais. Kai Gerda atsisveikino su dvariškiais, prie rūmų vartų privažiavo auksinė karieta. Mergaitė padėkojo žaviai porai už gerumą ir brangias dovanas. Jai per skruostus riedėjo ašaros. Sunku skirti su tokiais mielais ir jautriais žmonėmis. Princas ir princesė įsodino Gerdą į karietą ir palinkėjo jai kuo laimingesnio kelio. Pirmas 3 mylias mergaitė lydėjo kalbantis varnas. Jis tupėjo karietoje šalia jos, o jo nuotaka nuo vartų viršaus mojavo sparnais. Ir štai Gerda išvažiavo į didžiulį gūdų mišką. Auksinė karieta spindėjo kaip saulė ir ją iškart pastebėjo skvarbios plėšikų akys. Nutvėrė už pakiuktų, piktadariai sustabdė arklius ir ištraukė iš karietos persigotusią mažą mergaitę. Sena plėšikė gaujos atamanė, gaujos vadė, norėjo Gerdą nužudyti, bet nespėjo. Ji žais su manimi ir bus mano draugė, griežtai pareiškė jos dukra, mažoji plėšikė. Ji buvo panašaus amžiaus kaip Gerda, tik atrodė stipresnė ir tvirtesnė. Ji draugų neturėjo. Gražuolis šiaurinis elnias, kurį laikė pririšusi pašiūrėje it kokį belaisvį, jau seniai jai buvo nusibodęs. Tu tikriausiai princesė? Paklausė jį Gerdas. Ne, aš paprasta neturtinga mergaitė, atsakė toji ir papasakojo, kur keliauja, ką jį teko iškentėti ir kaip jį ilgisi savo vaikystės draugo Kajaus. Netoliese tupėjo miško balandžiai, jie viską girdėjo ir suburbuliavo. Burku, 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 mes matėm Kajų burku, jis sėdėjo sniego karalienės rogėsi burku. Jos nulėkė, nuskriejo burku burkai Laplandiją. Ten amžinas ledas ir šaltis burku. Mažoji plėšikė buvo šiurkšti ir neišauklėta, tačiau turėjo labai gerą širdį. Išgirdusi Gerdos pasakojimą, ji suprato, kokia didelė jėga slypi meilėje ir draugystėje ir nutarė padėti drąsiai ir ryžtingai mergaitei. Ji nusivedė Gerdą į pašiūrę, kurioje laikė įkalinusi
šiaurinė elnė. Tiek to, tarė mažoji plėšikė elniui, dovanoju tau laisvę, bet už tai turėsiu nunešti į sniego karalystės valdas šią gerą mergaitę. Padarysiu, ko prašomas, atsakė elnis. Gerai, aš labai gerai pažįstu tą kraštą, ten amžinas sniegas ir ledas, ten aš išvydau pasaulį ir užaugau. Lakiojau snieguotomis lygumomis. Mažoji plėšikė padėjo Gerdai užlipti ir įsitaisyti elnių ant nugaros, tvirtai ją pririšo, kad kartais nenusiristų, net mažą pagalvėlę pakišo, kad būtų patogu sėdėti. Še, paimk keletą raguolių ir kumpio, kad kelionėje badu nenumirtum, pasakė plėšikė ir padavė Gerdai ryšulėlį. Paskui, nužvelgusi ją, čiupo šiltą kailinę movą ir išpoškino. Šitą mielą daikčiuką pasiliksiu, bet tu nebijok, šalčio kęsti nereikės. Duosiu tau motinos pirštinis, jos bus tau iki alkūnių ir tu nesušalsi. Štai, kišk jas į rankas. Tuomet jie atlapojo pašiūrės duris, perpjėvė virvę, kuria buvo pririštas elnias ir sušuko. Nagi, drožk ir žiūrėk, saugok šią mažą mergaitę. Gerda ištiesė mažai plėšikiai pirštinėtas rankas ir atsisveikino. Šiaurinis elnis, kiek kabindamas, lėkė pievomis ir miškais, pelkėmis ir krūmynais. Pūtė žvarbus vėjai, pliaupė lietus, staugė vilkai, traškėdami virto medžiai, bet jis lėkė vis tolyn, nesustodamas nei dieną, nei naktį. Prabėgo nemažai laiko. Raguoliai ir kumpis buvo suvalgyti, galų gale keliauninkai atsidūrė Laplandijoje. Elnė sustojo prie skurdžios trobelės, ji buvo storai apsnigta ir beveik neužiūrima tarp pusnų. Sugirgždėjo mažas durelės, netikėtų svečių pasitikti išėjo miela senutė. Elnės jai papasakojo Gerdos istoriją. Senutė klausėsi ir kartais stebėdamasi kraipė galvą, kartais užjaučiamai linkčiojo ir atsidusdavo. Ak, vargšeliai, pagaliau prabilo ji. Dar ilgai jums reikės keliauti. Turėsite sukarti dar 100 mylių, kol pasieksite sniego karalienės valdas. Geroji senelė pakvietė Gerdą į trobelę, pavalgydino ją, pagirdė, o paskui pasakė. Kai be keliaudami pamatysite dangaus skliaute, žaižviruojant nuostabius melsvos ugnies stulpus, žmonių vadinamis šiaurės pašvaistė, žinokit, tai sniego karalienės ledo rūmų atspindžiai ir jūsų tikslas jau visai nebetoli. Elnis paprašė senutės, kad toji paruoštų Gerdai gėrimo, kuris suteiktų drąsos bei stiprybės ir padėtų nugalėti sniego karalienę. Šitai mergaitai nereikia stebuklingo gėrimo, atsakė senutė. Drąsesnės ir tvirtesnės už ją aš nesu mačius. Paskui užsodino Gerdą ant elnių ir pridūrė. Kai iki sniego karalienės rūmų liks tik 2 mylios, toliau nebekeliauk, pamatysi didelį krūmą. Apkibusi raudonomis uogomis, palik prie jo mergaitę ir nieko nelaukdamas grįžk čia. Taip ji pasakė elniui. Gerda padėkojo senutei ir elnis kaip vėjas nuskriejo snieguotais laukais. Pribėgęs prie krūmo, nusakstytas spindičiomis ryškiomis raudonomis uogomis, elnis sustojo. Gerda nulipo ir elnis, lyžtelės mergaitį į skruostą, žaibiškai nudūmė atgal. Gerda liko viena. Aplinkui plytėjo bekrašiai sniego tyrai, nuo šalčio net kvapą gniaužė, tai buvo šalta. Mergaitė kiek jėgos leido ėmė bėgti pirmyn ir po kurio laiko pamatė sniego karalienės rūmus. Jie buvo iš gryno ledo, o jų neapsakomas grožis skleidė šaltį ir liūdesį. Tarp šios stingdančios didybės ledinėme soste sėdėjo sniego karalienė. Šalia ant ledinės kėdutės rymojo berniukas. Jis lazdelę stumdė ledo šukes, bandydamas iš jų sudėlioti žodį amžinybė. Sniego karalienė troško, kad Kajus taptų jos ištikimu tarnu ir pagalbininku. Todėl mokė jį, kad tik šaltis, ramybė ir abejingumas teikia amžiną palaimą. Berniuko širdis buvo ledinė, jis nebegalvojo apie Gerdą
ir net neįtarė, kad ji yra čia pat, stovi prie rūmų vartų. Sniego karalienė išvyko kelti pūgų ir Kajus liko vienas, išblyškęs, nejudrus, kaip negyvas. Tuo tarpu Gerda įžengė pro didžiulius vartus, vėjo išpustytus milžiniškame ledo luite. Ji sukalbėjo vakarinę maldelę ir žvarbus vėjas nurimo, tarsi užsnūdo. Mergaitė ėjo į erdvę tuščią menę, kurioje sienos, lubos ir grindys buvo iš gryniausio ledo, ir pamatė Kajų. Gerda iš karto jį pažino, puolė prie jo, apkabino ir sušuko: Kajau, mielas Kajau, pagaliau aš tave suradau. Bet jis stovėjo toks pat šaltas ir bejausmis. Gerda pravirko, karštos ašaros krito Kajui ant krūtinės, prasisunkė iki pat širdies ir ištirpdė ją kaustančią ledo plutą. Kajus krūptelėjo ir atgijo. Blyškus skruostai parusvėjo, akys nušvito, jis pažino Gerdą ir nusišypsojo. Gerda, mano Gerda, kur tu taip ilgai buvai dingusi? O kurgi buvau aš pats? Ir jis nustebęs apsižvalgė. Kaip čia šalta ir nyku. Jis apkabino Gerdą ir stipriai prispaudė ją prie krūtinės. Kajus ir Gerda tučtuojau išėjo iš tuščių, šaltų ledo rūmų. Jie keliavo namo ir kalbėjo apie senelę, apie savo rožes ir nustojo šėlti atšiaurūs vėjai. Pro debesis linksmai ėmė žvelgti saulutė, sužaliavo žolė, pražydo gėlės. Kajus ir Gerda gyveno ilgai, ilgai ir laimingai.